Kunigas Aldonas Gudaitis, Kauno jėzuitų gimnazijos vadovas, apie šiandienį jaunimą, idealizmą bei reformas. Įdomu, kad Aldonas turi brolį dvynį, Algimantą, taip pat kunigą jėzuitą. Taip, mes gimėm dvyniai, nes po vieną ateiti į šitą pasaulį yra baisu, aš nežinau, kaip po vieną žmonės gimsta. Mes gimėm dviese, buvo 3 berniukai, tėvai laukė mergaitės, bet gimė dvynukai. Ir jis yra kunigas jėzuitas, tai mes labai viens kitą įtakojom iki 20 metų, taip jau buvo. Tokios aplinkybės, kur tėvai buvę Sibire, grįžo, gimdė mama 6 vaikus. Daugelis klausė manęs, kodėl jėzuitas arba kunigas, žmonės klausė, arba, pavyzdžiui, kodėl abu dvyniai, jėzuitai ir kunigai. Aplinkybės taip susidėjo, kur manau, kad aš galutinis, aišku, kaltininkas, aš vis tiek kalbėčiau apie asmenį tokį Jėzų. Jis sako, šventame rašte, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau. Tai aš tikiu, kad tai jo planas. Sovietmečiu slapta pasirinkote brolius jėzuitus. Mes grįžom iš armijos su dvynuku, gyvenom Prienuose, kur dirbo vienas slaptas jėzuitas. Mes jau nežinom, kad jis jėzuitas, bet tai irgi padarė įtaką. O šeimoje, augom katalikiškoje šeimoje, tėvai baigė 4 klases, bet kasdien pasimeldžiam sekmadieniais į bažnyčią, į kurią ir mes kaip paaugliai nenorėdavom eiti. Kartais šiais laikais, kai klausia, kad paaugliai neklauso, sakau, atsargiai, mes irgi neklausim, kunigais tapom, ką nors darykit. Tarybiniai laikai, visi vienuolynai uždrausti, jėzuitai tik slapta, kur nors parapijose dirba. Ir taip pat stojom į seminariją, tais laikais saugumas, atrinkinėjo žmonės, mūsų nepriėmė ir buvo atsidarius nuo 1972 metų pogrindžio seminariją. Kad į ją stoti turėjo priklausyti kažkam, kas už tave prisima atsakomybę. Taip įstojom pas jėzuitus. Apie 20 kunigų buvo pašventinta slapta. Bet vėliau mane priėmė į seminariją, aš baigiau oficialiai seminariją paskui. Jėzuitai patiko, kad dirbo su jaunimu, kad nebijojo dirbti, kad buvo draudžiama ir kad viens kits sėdėjo kalėjime, toks Tamkevičius, ir idealizmas jauno žmogaus buvo, kad kunigas jėzuitas gali daug Lietuvai duoti ir tikėjimui. Nu, tai va taip ir svajoja jaunas žmogus, kad čia aš taip norėčiau ir į kalėjimą pasidėti už Lietuvą. Dabar jeigu žiūrint toliau, kitas klausimas, tai šiuo metu vadovauju jėzuitų gimnazijai Kaune teisingai. Kaip mums sekasi su tais vaikais, įvairiai būna, visada duodu pavyzdį, žinojau vieną mokyklą, kur buvo tik 12 mokinių, o direktorius pats Jėzus, toks gal girdėjo, ar ne? Nelabai jam ten sekėsi gerai su tais 12 mokinių, vienas pinigų prisivogė toks judas, kitas išdavė. Tai ir mūsų gimnazijose auga gyvi vaikai ir tarp tėvų bendruomenė. Ir mes tokie neblogi jėzuitai ir mokytojai, bet irgi netobuli. Reikia priimti, kad visoje toje bendruomenėje norim matyti žmogų, kuris auga ne vien akademiškai, bet kaip žmogus. Ir pirmiausia, tas žodis tarnauti. Tarnauti ir jau dabar vėl pridedu tą žmogų, kuris man svarbus gyvenime, toks Jėzus, žydų tautybės žmogus. Jis sako, atėjau, kad tarnaučiau, o ne kad man tarnautų. Dėl to egzistuoja jėzuitų mokyklos iš vis. Toliau keliaujant, taip. Kaip pavyksta mūsų mokykloje tvarkyti su kvaišalais, mobiliaisiais įrenginiais pamokų metu ir panašiai. Procesas. Yra taip ištobulėję tie kvaišalai, kad jeigu sakytų, mūsų gimnazijoje nėra kvaišalų, tai meluočiau 100%. Vaikų nesugaudysi ir jie ypač vyresni, kai grįžtami namo, nebūtinai kvaišalos kažką parūko. Turime taisyklės, jeigu pagaunam, kalbamės, įspėjimai, nes privati mokykla mes galime, bet kad atleistum ką nors dėl to, kad rūko vaikas, nu jau ten, nežinau, ko reiktų, jeigu jis įtaką daro, arba galbūt porą įvykių buvo per tą laiką, kai aš dirbau, kad jeigu platintų, tai jau tada mes sakom, kenkia bendruomeniai. Yra problema, bet prevencinė programa su tėvais ir su vaikais, kalbėtis, tai yra svarbiausia. Lygiai su mobiliaisiais, žinot. Tai mobilieji pas mus eini ir matai, kaip jie turi, aš kartais pajuokauju, kokį nors vaikas, kodėl tu vienas be mobilaus? Prašau jį pasimti, nes pasirodo, negalim pas mus per pertraukas mobiliaisiais. Bet kai kurie iš jų mokosi, ką nors iš to mobiliojo. Ieškoti vidurio kelio. Jeigu tai padeda mokslams, tai tvarkoj. Mes sakom, tai jeigu per pertrauką įsima, ar tai čia ta priklausomybė atsiranda ne pamokoje, jie yra namuose.
vaikas visą laiką būna namuose, ten jie atsiranda. Tai kiek čia mes užkirsim, bet vėl nesinori kaltinti tėvų, tėvai kaltina mus, tas vaikas ir toliau stovi kaltas. Tai kadangi mes privati mokykla, mes galim imti mokestį. Todėl galim turėti 2 psichologus, 3 socialiniai pedagogai, tada turime dar kapelionas, tada tie mūsų tikybos mokytojai, kur kiekvieną grupę išveža, turime Kulautų rekolekcijų namus, kur irgi tam tikra prasme prevencinis dalykas vyksta, ne vien dvasinis ir religinis, bet tenai vaikai mokosi, kad jie besąlygiškai mylimi ar ne ten tyloja kur nors. Tai visa grupė dalykų, jie padeda vaikui jaustis savimi. Kad taip kaip įvyksta dabar švietimo reforma, įvyksta taip emocionaliai, taip iš vienos kažkokios valstybės ima kokį pavyzdį iš kitos. Trūksta tokios reformos, kuri apimtų visą žmogų arba visą mokytoją ar vaiką. Kai kurie geri dalykai paimami ir jie tada nesiderina. Ką švietimo ministerija, kad reforma neturėtų būti skubai naudojama. Taip lygiai kaip čia klausimas yra apie gyvenimo įgūdžio pamoką. Ten daug dalykų gerų yra. Ir iki dabar mūsų gimnazijose gyvenimo įgūdžių pamokos kitaip pavadintos, jos vyko. Bet taip kaip dabar akcentuojama, kaip neparuošti mokytojai įpareigojami ruoštis, nepasiruošę tiem dalykam ir staiga forsuojama ir tada tos vertybiniai dalykai, kaip tenai yra. Ten gyvenimo įgūdžio dalykai nėra vien lytinis auklėjimas ar kas nors. Saugo visas žmogus. Bet tik tiek, kad mes katalikiškai mokykloje kritikuojam būdą, kaip pateikiamas lytinis auklėjimas. Arba mums atrodo, kad jis per daug radikaliai sureikšmintas, lyg tai tėvai Lietuvoje visi analfabetai, nežino kaip vaiką auginti ir vaikai. Jau taip jiems ką reikia parodyti, kad jie tokie iš mėnulio atskridę. Žinot, toks yra pavyzdėlis, tėtis 7-oką pasisodino ir sako, vaikeli, mes dabar turėtume jau pakalbėti apie lytinius dalykus, jau laikas. Vaikas atsėdo ir sako, gerai, kas tau neaišku? Vaikas paklausė tėčio, kas tau neaišku, paaiškinsiu. Tai yra, kad mes kartais sureikšminam dalykus, kurie, man nuo nuomonė, per daug akcentuojam, ko žadinam smalsumą. Tuo tarpu pradžia yra nuo pagarbos žmogui, tėčio, mamos ir visi kiti dalykai, ne vien kūnas. Aš nenoriu taip pat tapti tokiu, kur gyvenimo įgūdžių mokykla ir iš karto seksualumas. Kad ten daug dalykų yra, kur ne vien tai. Bet dabar šiuo metu ta vėliava yra vieni už, kiti prieš. Galiausiai vaikai mobiliakuose sėdi ir ten mokosi. Bet taip pat nenoriu visko kritikuoti, nes kaip Ukrainai dabar mokosi ir bombarduojama, tai pas mus vis tiek dar geriau. Jų yra saulutė viltis. Jie kovoja, mes nepavarkim atsiminti, kad jie kovoja ir už mūsų laisvę. Jie kovoja apkasuose miršta ir už Lietuvą, kur viltis yra. Viltis. Ne vien tik pažiūrėjau žinių, kad Gazos ruože susprogdinti ligoninė, bet žiūrėjau tą dieną, kas dar įvyko Kaune, mano gyvenime. Tada, ką Dievas veikia, aš netikiu, kad Dievas dangui pasimetęs už galvos, nežino, ką daryti su pasauliu, netikiu. Jis myli. Aš tai tik tai pats grįžtu prie Jėzaus, kad Dievas žemėje žmogumi tapo, į jį kabinuosi ir tada einu pažiūrėti krepšinio, kur Žalgiris vakar laimėjo ir naktį miegoju, nes rytoj reiks dirbti.